Sveiki, gerieji žmonės, draugai, nedraugai. Dar sykį visus su šventom Velykom, su prisikėlimu. Kaip jau matote, esu toli užsienį, labai toli. Europos ir pasaulio pakraštyje Lisabonoje. Va. Tai gera kelionė, tą seniai kažkaip vis svajodavau padaryti, na ir pagaliau įsipildė. Su visa šeima esam čia. Sakykime, pats skrydis jis gana varginantis pasirodė, 4 valandas, tai jau neberandi vietos toje lėktuvo kėdėje, kai tie vizai ras, ten tie pigų skrydžiai, na realiai mažai vietos, na, bet taip iškenčiama. Visa kita tai tokia nauja patirtis, kadangi mes važiuodam daugiau šitas rytų šalis, nu rytų Europos vadinamas. Čia rečiau važiuojam, bet kažkaip viskas normaliai dabar. Tai rodo, kad panašiai gyvenam. Šiaip Portugalija nieko labai neįsiskirianti savo išorę, tas miestas irgi kaip miestas, tai aš kaip buvęs visur Atėnuose, visa Bulgarija, Italijoje, tai kažkas toks va, mišinys tas miestas yra. Gyvenamą vietą truputį nusipiginau. Ten buvo ar už tokią panašią kainą, aš kažkaip nenorėjau iš karto mokėti tą užstatą. Tai čia toks, na, tokių aš rajonėlių nesu matęs, labai seni namai, nežinau, gal po karo, gal net prieš karą. Tokie, čia kur mes tai triaukštis ir dar būtai yra, mes tokį pusrūsį čia paėmėm. O toliau yra per 2 aukštus, man atrodo, butas toks, bet labai maži langeliai, labai mažos durys. Daug pagyvenusių žmonių, bet ir jaunimas gyvena, na toks, na, labai, kaip, sakykime, čia iš vienos pusės uostas, iš kitos pusės miesto centras. Bet aš ne apie tai, man kita patirtis. Įsivaizduokite, prieš saulę švintant kažkur name girdisi gaidžio giedojimas, realiai gyvas gaidys. Na, čia miestas. Va, dabar gieda, turbūt nesigirdi, beje. Tai aš palyginau su Lietuva. Įsivaizduokit, kad aš savo naujininkuose balkonė laikau gaidį, o gieda. Ir jisai gieda. Taigi čia su pultu pirmiausia su skundais visokie komjaunuoliai. Visos lygių galimybių nevykėlės už pultų, kad čia labai trukdo, kad čia labai, na, tiesiog, gieda. Sukelia sveikatos problemas ir panašiai. Toliau su pultų gyvūnų globos. Šitie irgi, na, dabar visi mulkiai viešajam sektoriui šitam ir valdžioje. Ir reiškia, nežinau, ar atimtų tą gaidį, kad tu neduok dievė, gink dievė, neiškeptum jo. Nu, ką daryti, jeigu liepia atsikratyti. Tai tiesiog, ką aš to norėjau pasakyti, kad ne Portugalija kažkokia laisva ar nelaisva, bet kur mes gyvename, kaip pagalvoju, kur gyvename, kokioj baisioj aplinkoj. Toliau po miestą vaikštant ir visur tuose turistiniuose objektuose beveik nėra angliškų užrašų, vienas kitas. Na tai, kaip, sakykime, savitarnos kasos, viskas taip, ten yra tie portalai apsimokėjimui, visada tau atsakys angliškai, viską paaiškins. Bet taip, kad va, ar mieste vaikščiam centre praktiškai nėra. Tai jie saugo savo kultūrą, savo kalbą. Dar vienas pastebėjimas fado, kai buvo tas dainavimas. Taip jau primiktinai reklamavo, kad reikia būtinai taip pamatyti. Na, dainuoja kaip dainuoja, aišku, mes vienoje vietoje te buvom, atėjus tokių irgi nebejaunos moteriškės nusiblondinusios tokios šikėlių. Na tai, taip realiai kalba, tai baubimas ir vaitojimas. Bet jie saugo tai, jie reklamuoja tai, jie didžiuojasi tuo ir tuo jie stiprus. Tai vėlgi didelis skirtumas nuo Lietuvos. Vėlgi, kur mes gyvenam, kada jūs buvot kavinėje. Kad ir kavinių pas mus neliko, kur dainuotų lietuviškas dainas. Nesvarbu kokias, pramoginės, liaudiškas ar sutartinės, galų gale nesvarbu. Tai suprantat, lyginu, kur mes gyvename.
Tai vat kartais, labai sveika atitrūkti nuo to ir pasilyginti. Čia prieš tai kėliau iš Varšuvos oro uosto, yra koplyčia ir maldos susikaupimo vieta. Tai man pasirodė egzotiška, aš tai matęs praktiškai tik Turkijoje. Ir pajuokau, kad pas mus realiai ko gero uždraustų, vėlgi Sabatauskaitės subėgtų su Raskevičiais ir tai uždarytų kaip baisiausią dalyką. Tai vėlgi toks palyginimas. Tai ką aš to norėjau pasakyti, kad kas galit, kas mėgstat, tai rekomenduoju, kas nebuvę, tai tokią šalį kaip Portugalija ir kitas, kad pamatyti skirtumus. Tokių šalių ir daugiau. Va, kągi visiems geros, gražios likusios dienos, linksmų švenčių ir ate.